Taip, sveiki, pradedamas viešas susirinkimas. Mokslo paskirties pastato Gedimino prospekte 42 Vilniaus mieste rekonstravimo projektiniai pasiūlymai viešinami taip. Tai rengėjas yra UAB Kraštotvarka ir teritorijų planavimas, statytojas yra Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Pradedamas daryti įrašas, šiuo metu yra 17 valandų 3 minutės. Prieš susirinkimą paskirti susirinkimo pirmininkas, pirmininku paskirtas aš, Dainius Kitovas, ir UAB Kraštotvarka ir teritorijų planavimas darbuotoja, direktorė Aušra Kitovienė, susirinkimo sekretoriumi. Prie susirinkimo šiuo metu yra prisijungęs nuotoliniu būdu vienas asmuo, tai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos administracijos atstovas Artūras Blūdnys. Tai pristatymą pradedame. Tai ypatingas statinys statinio kategorija. Statybos rūšis rekonstravimas, objekto vieta. Tai yra Vilniaus miesto istorinė dalis vadinama Naujamiesčiu, unikalus objekto kodas KVR 3653, Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais, unikalus objekto kodas KVR 25504 ir Vilniaus senamiesčio unikalus kodas KVR 16073, vizualinės apsaugos pozonis. Tai tapas praktiniai pasiūlymai. Čia yra direktorė Aušra Kitovienė ir statinio projekto vadovas aš, Dainius Kitovas, ir architektūrinės projekto dalies vadovas taip pat aš, Dainius Kitovas. Praktiniai pasiūlymai parengti 24 metų, tai yra šių metų birželio mėnesį. Tai dabar projekto pasiūlymų rengimo užduotis buvo patvirtinta. Birželio 4 dieną patvirtino Laura Kairienė, vyriausia architekto biuro vyriausiai miesto architektė, elektroniniu parašu. Dabar praktinių pasiūlymų aiškinamasis raštas. Jame vėl tie patys duomenys, kurie buvo ir titulinėme, o toliau, kad rekonstruojamas pastatas naudojamas kaip muzikos ir teatro akademijos centriniai rūmai. Dabar rekonstravimo tikslas tai yra mokslo paskirties pastato pritaikymas specialiems neįgaliųjų poreikiams, užtikrinant prieinamumą ir iš išorės į visus antžeminius pastato aukštus. Tuo tikslu projektuojamas liftas pritaikytas specialiems neįgaliųjų poreikiams, taikant STR statinių prieinamumas ir standartų LSTEN Europos standartų ir ISO normų reikalavimus. Nuosavybė ir registrų centro duomenys, tai žemės sklypo duomenys pirmiausia, adresas Vilnius Gedimino prospektas 42, unikalus numeris 0101 0040 0242. Kadastrinis ir toks pat atitinka praktiškai unikalų. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis kita. Plotas 0,4255 hektaro. Tai reiškia 4255 m². Tai žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus ir nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai. Valstybinės žemės patikėjimų teisė sklypo valdo nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir sudaryta nuomos sutartis, kurie panaudos gavėjas yra Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Teritorijos, kurios taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos,
tai yra vandens tiekimo ir nutekų paviršinių nutekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos bei apsaugos zonos, skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, elektros tinklų apsaugos zonos, viešųjų ryšių tinklų, elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. Dabar taip pat rekonstruojamas pastatas, apie patį pastatą. Pastatas registruotas registre kaip konservatorija, pavadinimas toks, adresas toks pat kaip ir sklypo, Gedimino prospektas 42, unikalus numeris 1094 0084 4011. Pagrindinė naudojama paskirtis mokslo. Statybos pradžios ir pabaigos metai 1940, kapitalinio remonto pradžios metai 2013, kapitalinio remonto pabaigos metai 2014. Statinio kategorija ypatingasis. Baigtumo procentas 100%, taip šildymas centrinis, vandentiekis komunalinis, nuotekos taip pat irgi, dujų nėra. Pats pastatas yra plytų mūro, stogo danga metalo, aukštų skaičius 3. Viso pastato bendras plotas yra 4310 kvadratinių metrų, apytiksliai, pagrindinis plotas 3443. Tūris 29200. Tai apytiksliai pastato duomenys. Statytas plotas 1669. Savininkas pastato Lietuvos Respublika. Pagal turto patikėjimo teisę patikėtinis Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Turto patikėjimo sutartis 12 metų. Sudaryta nuomos sutartis, kuri jau baigsis. Dabar teisinė aplinka, čia teisės aktai išvardinti, kurie yra jau labai daug visus ir dabar apie aktualesnius dalykus, tai ir svarbesnius. Tai yra nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos statusas. Tai, kaip ir buvo minėjau, Vilniaus miesto istorinė dalis vadinama naujamiesčiu, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės, tai šitos dvi yra teritorijos. O apsaugos zona viena, tai Vilniaus senamiesčių. Konservatorijos pastatas pastatytas 1940 metais ir nėra įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Dabar patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai. Svarbiausias yra teritorijų planavimo dokumentas, tenkantis šiai teritorijai ir sklypui, yra Vilniaus miesto savivaldybės bendrasis planas, kurio TPDA registro numeris T008638. Bendrojo plano sprendiniuose, reiškia, patenka į pagrindinių centrų zoną. Teritorijos naudojimo tipas GC, GM, PA ir SI. Pagrindinė naudojimo paskirtis, kad kita ir ten maksimalūs rodikliai surašyti, kurie vėliau aiškinamajam rašte bus detalizuoti ir aprašyti, kaip jų laikomasi. Dabar taip, antras, tai Vilniaus teritorijų planavimo dokumentas įtakojantis, tai ir galiojantis, tai yra Vilniaus senamiesčio nekilnojamosios kultūros vertybės, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas, teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas. Tada jau mažiau svarbus, tačiau irgi reikšmingi galiojantis Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas ir susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybė rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Taip, kaip ir minėjau, galiojančio detaliojo plano nagrinėjimo sklypo ribose nėra. Projektinių pasiūlymų sudėtis yra rengiama pagal projektavimo užduotį patvirtinta vyr architektės miesto. Tai iš esmės ir atitinka statinio projektavimo ir projekto ekspertizę reikalavimus. Tai yra aiškinamasis raštas, sklypo sutvarkymo projektiniai siūlymai,
pastato aukštų planai, planų fragmentai, pjūvis fasadai, vizualizacija ir galiojančio žemiausio lygmens teritorinio dokumentų pagrindinio brėžinio ištrauka su pažymėta numatoma rekonstruoti statinių vieta. O dabar projektiniai sprendiniai. Tai nagrinėjamas sklypas yra Vilniaus mieste, Naujamiesčio seniūnijoje, Gedimino prospekte, perimetrinio užstatymo kvartale, apribotame Gedimino prospekto ir Kudirkos, Aukų ir Pamėnkalnio gatvių. Kvartalą kerta Domoševičiaus gatvė, atskirinti nagrinėjimą sklypo nuo likusios pietinės kvartalo dalies. Nagrinėjimame sklype Gedimino prospektas 42 1940 metais pastatytas 4 aukštų eklektikos stiliaus konservatorijos pastatas, nesilaikant Naujamiesčio būdingų užstatymo principų. Išlaikyta tik tai Gedimino prospekto užstatymų linija. Nagrinėjimas sklypą yra įvažiavimas iš Domoševičiaus gatvės pusės. Į sklypą centrinę dalį suformuota automobilių stovėjimo aikštelė. Visi kiti patekimai į sklypą ir į pastatą yra pėsčiųjų šaligatviais. Sklypo dalyse nepadengtas asfaltbetoniu ir betono plytelių danga yra kultūrinės vejos intarpai su medžiais ir krūmais. Taip pat nagrinėjimas sklype yra vandentiekio, buitinių nuotekų, šildymo, elektros ryšių ir ryšių tinklai. Pastato vidinio kiemo rytinėje dalyje nėra jokių inžinerinių tinklų. Būtent ši dalis ir buvo parinkta lifto statybai. Nagrinėjimo teritorijos žemės paviršius yra lygus. Dabar sklypo sutvarkymo sprendiniai, taip pat sklypas, kaip ir 4255 kvadratiniai metrai, kaip kinta esamas tankis ir rekonstruojamas. Esamas tankis yra 39,2, rekonstruojamas 39,6. Nežymiai, nes labai nedaug užima ploto statomas lifto priestatas. Taip pat įtakoja ir intensyvumą, po kablelio tik tai esamas nuo rekonstruojimo skiriasi. Dabar antžeminės dalies bendrasis plotas taip pat skiriasi labai nedaug. Dabar kietųjų nelaidžiųjų dangų plotas nesiskiria dėl to, kad ana dalis, kuri parinkta liftui, jau buvo užimta dangomis. Ir papildomai vėjų ir priklausomai želdyno plotai nebemažinami, jie išlieka procentas 28,3. Esamas ir po rekonstravimo ir prieš rekonstravimą. Statinių išdėstymas sklype. Pastatas rekonstruojamas išorės prie pietinės kiemo sienos, glaudžiant priestatą. Keleivinio lifto šachtą su tambaru. Priestatas tai lifto šachta statoma kiemo šiaurės vakarinėme kampe. Patekimas į liftinės tambarą numatomas iš kiemo pusės, prieš duris įrengiant dekoratyvinės rinkelėmis grįstą aikštelę, besiribojančią su kieme esančių automobilių stovėjimo aikštele. Priestatas ir grįsta aikštelė rengiami esamų asfalto ir skalda padengtų paviršių vietoje. Pastato statybos zonoje esantis vielos tinklo kieme aptvėrimas išardomas. Po rekonstravimo sklypo želdynų plotas išliks toks pats, ir minėjau. Visi išsaugomi, visi sklype augantis medžiai ir krūmai. Automobilių stovėjimo vietų skaičius nesikeis. Priklausomasis želdynas, jau minėjau, kad yra 28,3. Tačiau reikia dėmesį šiek tiek atkreipti, kadangi patenka pagal bendrąją plano nuostatas į gamtinio karkaso reikalavimus. Ir todėl priklausomasis želdynas turi būti, kaip nurodyta bendrajame plane, ne mažiau kaip 25%. To, kaip jau minėjau, užtenka, tai yra 28,3. Norma tenkinama. Želdiniai, esamas želdinių vertinimas ir taksacija. Dabar sklype augantis medžiai ir krūmai. Inventorizacija atlikta tik vidinėme kieme, nes visame sklype ir kitose teritorijose, kur visiškai nevyks nei statybos, nei niekas, nėra prasmės nagrinėti ir atlikti bergždžiai nereikalingų darbų, todėl nagrinėtas vidinis kiemas. Kertamų medžių, kaip ir minėjau, nėra. Saugomas medis, paprastasis kaštonas, latiniškai Aeselum hippocastanum.
Tai kamieno diametras 1 metras 30, ne, 1 metro 30 aukštyje yra 30 cm. Būklė gera, amžius 80 metų. Lajos forma proporcinga ir estetiška. Dabar pastatai nuo esamo medžio kamieno ašies iki konservatorijos pastato sienų rytinėje pusėje 6,4 metrų, šiaurinėje pusėje 11 metrų. Būtent ten ir liftas statomas, kur 11 metrų. Pastačius lifto priestatą nuo medžio kamieno ašies iki konservatorijos pastato sienos rytinėje pusėje išliks 6,4, o šiaurinė sumažės iki 6 metrų. Tai yra pirmo aukšto lygyje, nes liftas turi išsikišimą kaip tamburo, ir 8,3 metrai antro, trečio ir ketvirto aukšto lygius. Tai dabar saugoma medžio apsaugos sąlygos. Negalima mažinti, pažeisti schemoje punktyrinę liniją nubrėžto šaknų apsaugos plotą. Nustatytą laiką prieš statybų darbo pradžią, viso statybų proceso metu ir nustatytą laiką po statybų medis prižiūrimas pagal jam sudarytas specialias medžių išsaugomos statybos metu priemonių planą. Medžio būklė yra gera, lajos forma yra proporcinga, estetiškai, lajos redukcijos ir augavietės gerinimo nereikia. Tuo atveju, jei būtų pastebimas medžio nykimo procesas, prireiktų lajos redukcijos ar augavietę gerinančių priemonių. Jis turi būti atliekama prižiūrint EAC arba ISA sertifikuotam arboristui. Taip, nagrinėjimo teritorija naujai projektuojamų sodinimo želdinių nenumatoma, nes po didelio kaštonų lajai ir šaknyno užimtoje žemėje nėra tinkama vieta naujų žolinių ar kitų augalų sodinimui. Automobilių stovėjimo vietų visiškai neįtakoja, bet vis tiek jos yra perskaičiamos, nes tokie yra reikalavimai rekonstravimo metu. Kad tai būtų paprastas remontas, vienaip ir rekonstravimo metu. Taip, tai reiškia pasirinkamas STR gatvės ir vietinės reikmių susiekimų keliai, 30 lentelės, 9.1 punktas, aukštosios mokyklos, kur viena vieta 10 studentų. Tai yra pagal iš muzikos teatro akademijos gautus duomenys, kad tame korpuse studijuoja 300 studentų, reikia 30 vietų. Tačiau dar patenka sklypas į savivaldybės teritorijos antrą suskirstymo zoną pagal nustatytus automobilių stovėjimų skaičiaus koeficientus. Joje taikomus koeficientus 0,5, o antžeminėms vietoms 0,75. Kadangi esamos vietos yra antžeminės, tai 30 padauginam iš 0,75 ir gaunam 25 vietas. Tiek pilnai telpa esamoje aikštelėje. Dviračių vietos yra norminės nustatomas pagal tą patį STR, gatvės ir vietinės reikšmės susiekimų keliai bendrieji reikalavimai. Bet jau 43 lentelė, tai yra bendro lavinimo profesinės ir aukštosios mokyklos ir kitos įstaigos. Viena vieta 20 moksleivių studentų. Reiškia 300 padalinam iš 20, 15 vietų dviračiams. Dviračių stovėjimo vietos išdėstomos esamoje antžeminėje aikštelėje vidinėme kieme. Nekilnojamo kultūros paveldo ir apsaugos sprendiniai, taip, vertingųjų, čia labai smulkus ir detalus aprašymas esamų duomenų surinktų ir išvados. Taip. Rekonstruojant pastatą vidinėme kieme, statomas priestatas, lifto šachta su tamburu nebus matomas nei iš pagrindinių naujamiesčio gatvių, nei iš senamiesčio regiklų, todėl jokios vizualinės įtakos saugomams senamiesčio panoramoms bei naujamiesčio gatvių fasadų išklotinėms neturės. Dabar pastato architektūra ir yra bendrieji statinių rodikliai. Tai vėl tie patys rodikliai, apie kuriuos kalbėjau, studentai 300 vienetų. Pastato bendrasis plotas kaip kinta prieš rekonstravimą ir po, tai yra nedideli skaičiai po kablelio, pagrindinis, pagalbinis, naudingasis kaip kinta prieš ir po, aukštų skaičius nesikeičia, 3 aukštai buvo, taip ir lieka, pastato aukštis buvo 20,5 ir yra 20,5. Priestato aukštis 17 metrų. Naujai statomo lifto priestato. Energetinio naujinimo klasė nenustatyta ir naujai nenustatoma.
statinio atsparumo ugniai laipsnis pirmas. Planiniai turiniai sprendiniai. Pastato viduje kiekviename aukšte patekimui į liftą numatyti iš esamų koridorių. Lifto šachta glaudžiama prie išorės sienos, išsaugant pastato laikančias konstrukcijas ir pastato išorinę apdailą. Tam tikslui panaudojamos esamos langų angos, nuardant tik jų palanginės dalis ir taip suformuojant angas patekimui iki lifto durų. Priestato architektūrinis sprendimas derinamas prie esamo pastato stilistikos, fasadų, medžiagiškumo, detalių ir dekoratyvinių elementų. Tamburo išorinės sienos tinkuojamos, dažomos ir rūstuojamos, durys ir vitrinos dalinamos, taikantis prie esamo pastato fasadų mastelio, dekoratyvinių elementų ir esamų spalvų. Konstrukcijos, dabar esamos pastato konstrukcijos. Taip, pristatomo lifto vietoje visų 3 aukštų esami langai demontuojami, numardomos esamų langų palanginės dalys. Sąramos išsaugomos, jei reikia stiprinamos. Priestato konstrukcijos. Pamatai griežtiniai, gelžbetoniniai, poliniai pamatai rostverkas. Liftų šachtos laikančios konstrukcijos metalinis karkasas. Tamburo išorinės atviros plytų mūras, apšiltinimas išorės ir tinkuojamas armuotų plonasienių dekoratyvinių tinklų. Stogas ir išlaitis dengtas skardiniais lakštais su jungiamais palcais. Lifto šachtos išorinės atitvaros aliuminio rėmo karkasas su stiklo paketo vitrinomis. Stogas sutupdytas. Taip, inžinerinė įranga. Tai esama pastato inžinerinė įranga. Pastatas šildomas centralizuota tiekiama šiluma ir karšto vandens cirkuliacinė sistema, vėdinimas esamas natūralus. Priestato inžinerinė įranga. Tamburas su lifto šachta bus šildomi ir vėsinami įrengiant sistemą oras-oras. Elektros maitinimas jungiamas prie pastato vidaus tinklų. Lietaus nuvedimas nuo stogelių išoriniais skardiniais lietmaišiais. Taip, gaisrinė sauga. Pagal visus aktus minėjau gaisro ugnio atsparumo laipsnį ir gaisro apkrovos kategorija yra 3. Pagal gaisro ugnio atsparumo kriterijus priskiriamas mokslo pastatai P2 11 grupiai. Mokslo pastatai švietimo ir mokslo tikslams. Taip, pristatomas liftas neįtakoja esamo žmonių evakuacijos. Žmonių evakuavimas vyksta esamomis laiptinėmis. Kelias privažiuoti prie konstruojamo pastato, kurio aukščiausia altitudė yra mažesnė nei 15 metrų, gali būti didesniu kaip 25 metrų atstumu iki pastatų ir nesivyresnis kaip 3,5 metro akligatvyje 12 apsisukimo aikštele. Tai yra esamas gatvių tinklas atitinka visus gaisrinio kelio reikalavimus. Atstumas nuo nagrinėjimo sklypo iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos yra Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos antros komandos Švitrigailos gatvė 18 2,4 km. Aplink rekonstruojamą pastatą išsidėstė 7 priešgaisriniai hidrantai. Tai 4 Gedimino prospekte, 2 Damuševičiaus gatvėje, 1 Aukų gatvėje. Visi yra mažesni nei 100 metrų atstumu nuo nagrinėjimo pastato. Arba nedidesnių kaip 200 metrų atstumą iki labiausiai nutolusių gesinamų taškų. Mažiausias atstumas tarp rekonstruojamo pastato ir arčiausiai esančių kaimininių pastatų Damuševičiaus gatvė 3 ir 5 yra 16 metrų. Toks atstumas tenkina mažiausius leistinius norminius atstumus tarp bet kokio atsparumo laipsnių pastatų išdėstytų gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 6 lentelėje. Minimalūs atstumai tarp gaisrinių pastatų. Želdiniai. Tai minėjau šiek tiek ar trumpai, tai kad saugomas prie pat lifto, kuris patenka į darbų, galbūt kranų, statybinių, kitų priemonių pasirinktų techninio projekto rinkimo metu teritoriją. Tai kaip ir jis K1 pažymėtas plane. Taip. Bendras medžių vaizdas su šalia augančių kaštonų dešinėje ir pastato kampu. Tai va, matom patį tą vaizdą saugomų medžių, kai liftas va, šitoje vietoje pristatomas. Čia iš kamieno apatinė dalis,
kamienas skiriasi į du. Tai šitie jau vaizdai yra iš pietų ir iš pietvakarių. Taip kaip liftas va ten statomas, vietoj išardomos štai šitos vorelės. Taip, dabar pačios schemos, tai yra bendrojo plano, pirmoji schema tai yra bendrojo plano schema. Tai kai matom, kad kaip ir minėjau, koks kvartalo numeris, kad tai yra tai funkcinės zonos tipas, tai pagrindinė centro zona. Dabar čia hidrantų schema. Kaip kuriuos minėjau hidrantus, štai pavaizduoti atstumai iki jų čia apstu yra pakankamai, daugiau nei pakankamai. Dabar šitai schemoje jau yra sprendiniai sklypo sutvarkymo planas. Jame svarbu tai, kad čia yra ir išdėstomi medžio apsaugos, saugomo medžio apsaugos priemonės. Tai yra ir nustatyti šaknyno ir apsaugos zona lajos. Tai štai čia šaknyno, lajos ir kiti, kas reikalaujama, kamino diametro, kamino kaklelio ir lajos projekcija. Visi šitie atlikti pagal Vilniaus miesto medžių, saugomų medžių ir medžių inventorizavimo tvarką, kuri buvo pridėta prie projektinių pasiūlymų projektavimo užduoties. Tai dabar padidinsiu čia. Šiek tiek, čia matome tą teritoriją, statybvietės teritoriją pažymėta punktyrų violetiniu ir matom, kad šitas medis kaštonas patenka K1. Ir čia yra dangos, tai yra projektuojama trinkelio danga ir raudonai sklypo riba, esamas pastatas šviesiai pilkas 3MN ir štai šitas liftas su tamboru. Tai yra pristatomas projektuojamas liftas su nauju tamboru. Ardomas tinklinis aptvėrimas, kurį rodžiau nuotraukose. Čia kiti medžiai, kurie matėsi nuotraukose, jie nenagrinėjami, nes jau nėra kažkaip, kad įtakotų statybą ar nėra galimybės. Jie yra saugus. Taip, čia yra su koordinatėmis ir pririšimais pateikti ir Vilniaus plano įkelta į Vilniaus plano duomenų GIS duomeninę bazę. Tūris yra toje bazėje sukeltoje. Dabar fasadai. Taip nepavyksta sumažinti. Dabar pavyko. Tai fasadas, tas kiemo pietinis fasadas, apie kurį ir kalbėjome. Ir štai šitas yra raudonai apvestas ir žalsvai, pilkšvai, žalsvai švelniai spalva užspalvintas ir yra priderinamas prie esamo pastato liftas. Lifto priestatas, tai yra vaizdas fasade. Čia vaizdas yra kiemo vakarinis fasadas vaizduojamas, jau nuotrauka iš tos pusės buvo aptarta, rodžiau. Čia apvedu raudonai sprendiniai, tamburas ir, kaip matot, nuo medžio saugus atstumas, architektūrinės detalės visos puikiai priderinamos prie esamo pastato stilistikos. Pjūvyje aukščiai, ką matom, lifto pirmas ten sustojimas, antras ir trečias. Ir tai susijungia su priestatas, prisijungia prie esamo pastato. Dabar vadinsiu. Stogo planas kaip lifto ir taip pat lifto trečio aukšto plano fragmentas, tiesiog pats lifto. Pirmo aukšto plano fragmentas ir antro aukšto plano fragmentas. Pirmame aukšte skiriasi tuo, kad tamburas su durimis. Vizualizacijos. Štai taip atrodo esamame kampe, kuris buvo matomas nuotraukose, jau atlikta
vizualizacija ir erdvinis vizualiai pavaizduotas tamburas pirmo aukšto, antro ir trečio aukšto lygiai. Taip. Šitos praktinių pasiūlymų medžiagos pristatymas yra baigtas. Dabar pereinu prie projekto viešinimo, kur buvo paviešintas ir kaip buvo paviešintas. Tai jis čia dabar įjungiau Vilniaus miesto savivaldybės internetinės svetainės numatomų statinių viešumas, numatomų statinių projektavimo viešumas. Taip, tai šitoks puslapis ir birželio 26 dieną buvo paviešintas šis skelbimas, pranešimas. Tokiu pat pranešimu, kaip šitą, kurį aš perskaitysiu, taip pat ir buvo parengtas su tokiu pat tekstu ir vizualizacija, kurią matėme, buvo parengtas stendas. Stendas pastatytas birželio 28 dieną. Taip, toliau. Mokslo paskirties pastato Gedimino 42 Vilniaus mieste rekonstravimo praktinių pasiūlymų pristatymas. Tai yra, aš jau cituoju iš savivaldybės internetinės svetainės. Taip, rekonstravimo projektas, muzikos ir teatro akademija su kontaktais ir telefonais, mokslo paskirties pastatas, paskirtis mokslo, viskas jau buvo koordinatės XY, kitos paskirties žemės, unikalus numeris irgi taip pat buvo pristatytas. Dabar taip, jau sakiau, kad praktinius pasiūlymus parengė projektuotojas UAB Kraštotvarka ir teritorijų planavimas. Ir aš kaip įgaliotas asmuo, architektas Dainius Kitovas ir vedu šitą susirinkimą, o pirmininkauju, o Aušra Kitovienė yra sekretorė. Taip, dabar kur galima susipažinti su praktiniais pasiūlymais? Tai vad buvo galima susipažinti Žemaitės gatvė 26 Vilniuje, darbo dienomis nuo 10 iki 17, suderinus laiką telefonu, tai yra mano kontaktinis telefonas. Kaip galima teikti praktinius pasiūlymus? Tai galima popierinį variantą, siunčiant adresu Žemaitės gatvė 26 Vilnius arba elektroniniu paštu d.kitovas@gmail.com. Pasiūlymus galima teikti iki šiandien 12 dienos susirinkimo pabaigos. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas, tai vat ir nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją, jis nuotoliniu būdu, čia yra nuorodos ir prisijungimo kodai. Data Liepos 12, 17:00. Tai praktiniai pasiūlymai, priedas, kurį aš pristačiau, ir 3D modelis, kuris pagal plano sistemą. Taip. Tai tokia informacija yra savivaldybės internetiniam puslapyje ir stende. Taip, dabar apie registruotus ir laiškus informuoti įmonė. Tai pasirinkta, kad apie parengtus projektinius pasiūlymus informuoti žemės sklypo, kuriame yra pastatas, rekonstruojamas pastatas, savininkas Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Taip, jie informuoti per nacionalinį elektroninių siuntų pristatymo sistemą ir kaimininių žemės sklypų savininkai. Kaiminį žemės sklypą atitiko vienas savininkas, kitapus Damoševičiaus gatvės ir pagal, nes D kategorijos Damoševičiaus gatvė yra ir buvo išsiųsta registruotų laiškų to žemės sklypo savininkui. Taip. Stendas taip pat visus reikalavimus atitiko, kurie yra surašyti statybos techniniam reglamente. Tai va, dabar dar pristatymą kaip ir visą baigiau ir praktinius pasiūlymus apie visus viešinimus
gal kažkokios ar medžiagos, ar klausimų. Dar kartą patikrinu, ar prisijungusieji kažkokiu turi klausimų ar užduoti, kad galėčiau atsakyti. Primenu, kad daromas įrašas ir dalyvauja Muzikos ir teatro akademijos administracijos atstovas Artūras Blutnius. Jeigu jokių klausimų patikrinu dar čatlangę, jokių, kaip baigiau, aš patikrinu visas informacinės sistemas ir sustabdysiu tada įrašą, jeigu... Atsiprašau, galima... Taip. Aš manau, kad ko gero reiktų dar palaukti, gal dar kas pasijungs. Manau, palaukime iki 18:03, tai bus lygiai valanda, kaip tęsiasi susirinkimas. Tai aš manau, kad nereikia atsijungti ir sustabdysim tada tą įrašą 18:03, praėjus valandai nuo pradžios. Gerai, tai jo, Sakovo statytojo atstovas, kaip Vladimir pasiūlė, kad jo, tai taip ir yra teisingai, taip ir turėtų būti atlikta. Įrašas tegul būna, kaip pristatymo jokio nebus, pokalbio nebus, tiesiog įrašas, paliksiu va šitą langą, įrašas tęsis iki 18:00. Iki 18:03. 03, teisingai, ačiū, turiu už tikslą 18:03. Jo, ir matyt, jeigu kas pasijungs, tai tada matyt iš karto matysim, ar ne? Taip, kol kas niekas nėra išjungęs. Jeigu pasijungs, tada galės užduoti klausimus, į kuriuos mes maloniai atsakysim. Gerai.
Taip, 18 valandų 3 minutės. Daugiau neprisijungia dalyvių. Tai susirinkimą skelbiu baigtą ir įrašas stabdomas. Dėkoju visiems dalyvavusiems.